Nu labas, praėjo čia gal kokias 2 savaites, ane, kad video nekėliau, jau vėl baisiai šnekėt prieš kamerą. Koks keistas vis tik padarėm, atrodo čia filmuojam savai, netiesiogiai transliacijai, bet vis tik šnekt prieš kamerą. Te bjaurė, te keista, te baisė. Durna, atrodo, kad kažkas čia mat man visas pasaulis. Ta priešą kalbėjom baimį ir labai vien iš didžiausios pasaulyje ir dėl to, nes, šnek prieš kamerą jaudinos. Bet žodžiu, atvažiavau į Norvegiją, taip kaip ir žadėjau, atvažiavau į Norvegiją ir pradedu, kaip sakant, uždirbti kapitalą savo idėjoms. Jausmas toks tikrai jautaus, kaip ir sakiau, vienam iš savo video, vyra jautas laimingiausias greičiausia, bent jau mano atveju. Aš jautaus laimingiausias tada, kai darau progresą. Nors dabar aš ir dirbu žuvies fabrike. Aš vis tik jautaus laimingas, nes aš žinau, kad aš einu litas žingsnės į savo užsibrėžtus tikslus ir kad įkeik tą kasdienybę dabar ir tokį sunkiai, vis tik aš jautaus laimingas. Tai va, pašnekėsim toliau, ką toliau visko galvoju daryti. Tai dabar po kol kas dirbu į savaitę 6 dienas ir labai ilgas valandas. Grįžus iš darbo beveik kokias 2 valandas, maksimum 3, pasidaryti peitus kitą dieną, nusimaudyti ir jau reikia atsigulti lovą, išmiegoti kitą dieną. Tai gal sakyti, turėsiu tik sekmadienį, tik visišką laisvą. Tai su knygų apžvalgom, manau, padarysiu taip. Pasistengsiu gauti ausinės sulaidas, nes žuvies fabrik reikia ausinių sulaidas, nes belaidžio ausinių negal turėti, nes belaidžio ausinis gal iškrėsti ir įkrėsti produkcijai, tai reikia sulaidas ausinių. Tokių neturiu, pasistengsiu nusipirkti ausinės sulaidas ir klausysiuos tiesiog audio knygas. Ir aš jums veitų tokių paprastų knygų atpasakosiu audio knygas, kad aš perklausysiu darbo metu. Tai va, te papeisiam tus dalykus. Kažkokių kitokių rubrikų, kaip miškinis, greičiausiai irgi nebus po kol kas. Turėčiau po 2 mėnesių grįžti į Lietuvą, mėnesio pailsėti. Tai per 2 mėnesį, manau, Lietuvą kažko nufilmuosiu. Tai va, toks paprasčiausias updates, kokie tolimesni plana. Dabar va, pirmąjį savaitę, kaulelė, raumenėlė vis prisitaik prie to krūviaus. Nėra baisė, esu jau buvęs dirbęs, esu išvažiavęs su paneliu, stengiuosi, kad panelį pavalgyti, daugiau pamiegot, kad va tos pirmos savaitės pats sunkiausias, kai įprastų. Nėra ten labai šalta, kaip kas daug kas pergyvena, kad važiuojant į žuvies fabriką peršalti sąnarius, nėra šalta, tikrai dabar ir greičiausiai ir nebus šalta, žiemą gal biškį bus šalčio, bet tikrai nėra šalta tam fabrike. Fiziškai, man panelė ir labai sunkiai nereikia dirbti, tik tai, kad va reikia ištvermės, nes vis tik ilgas valandas ir kad į kutų dirbs tiek valandų vis tik pasivargs. Tai va, toks tas ir jausmas. Šiaip labai džiaugaus, kad ištiesėjau savo tus žodžius, kuriuos pasakiau pirmutiniam video, kad pabaigiau mokslus ir važiuosiu dirbti į užsienį, užsidirbti pinigų, susipirkti kameras, suinvestuoti pinigus ten, kur aš matau viziją, kur aš matau, kad gal kažkas išeit. Ir kad į ką bus, vis tik aš būsiu laimingas, nes aš būsiu pabandęs, o jei neišės, tai neišės. Labai daug esu mąstęs apie visus dalykus. Ir vis tik aš prieidavau prie tokios išvados, kad aš būsiu laimingesnis, jei aš pabandysiu ir man neišės, negu aš išės nepabandysiu ir aš rinksiuos tų tokį, ką pasakyti, paprastesnį gal kelią, kad iškart į profesiją ir studijuoti, pabaigus palei profesiją dirbti ir dirbti. Aš bet kad spėjęs grįžti į savo profesiją ir dirbti, ar te paprastų kaip darbą dirbti, bet aš kol esu jaunas, aš dar pabandysiu, aš parizikaus, aš neturiu dar vaikų, neturiu kažkokių labai sunkių, stiprių įsipareigojimų, tai rizikausiu. Ir kviečiu ir jūs žiūrėti, kaip man seksis, pats matot, visko darau, gal sakyti, gyva transliacija, kabutės, nes vis tik čia tokie kaip dokumentika ir jūs patys esat liudininkai, ko aš pasakau, ko aš nepadarau. Jei pasakau kažko, aš kaip ir vis tik žodis nežvirblius, jei pasaka turi padaryti. Pasakiau, kai išvažiausiu į užsienį, išvažiavau, dabar esu Norvegijoje, pasakiau, kad dirbsiu, pinigus užsidirbti,
savo tikslams, dirbu, kad į koks nemalonus darbas. Tai va, parodysiu jums biškėl gamtos ir tam video bus teik. Va. Dabar jau vakars, gražus vakars Norvegijoje. Čia tas kaimėlis, kur mes gyvenam. Roberta vakščio lauk, kol nufilmuos video. Nenoriu filmuoti, jis sakė, jas išmeigojus, ko tik pakaitok. Bet Roberta irgi manau, kada nors susikurs kanalą ir galėsit ten pažiūrėti, naujai norėsit. Tai va. Toks va vakars, toks trumps video. Linkėjimai jums visiems, ačiū jums visiems, kad žiūrat ir sėkmės jums patiems siekant savo tikslų. Nebijokit, rizikaukit. Aišku, pasverkit rizikas, bet nebijokit. Tikrai aš manau, netapsit nelaimingesnės, jei surizikuosit. Ir manau, kad jums tas tikrai suteiks didesnį pasitikėjimą savim. Nes žinosit, kad ir nepasisekus jūs niekur neprapulsit ir susitvarkysit ir toliau gyvensit ir toliau busit dar stipresnis asmenybės. Tai va, iki. If you laugh, you risk appearing to be a fool. If you weep, you risk appearing to be sentimental. If you reach out for another, you risk rejection. If you love, you risk not being loved in return. If you place your dreams in front of the crowd, you risk ridicule. If you go forward in the face of overwhelming odds, you risk failure. But risk must be taken, for the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing has nothing, does nothing is nothing. Well, in the world of ego, is nothing. That person may avoid suffering, pain, and embarrassment, but that individual will not learn, love, change, feel, or grow. Only the person who takes risks is truly free. I like that.